Sveiki visi. Tai ką, startuojam su trečiuoju podcastu šiais metais. Į šių metų trečiąjį podcastą pasikviečiau, manau, ganėtinai žinomą žmogų Šiauliuose. Bent jau kiek man teko susidurti, tai jis pakankamai žinomas. Ir tikiuosi, kad jis papasakos įdomių tendencijų būtent iš Šiaulių regiono, plus jo veikla irgi yra specifinė, turinti savų įdomių pliusų ir minusų, ir pati jo karjera ganėtinai įdomiai susikloščius, tai manau, kad klausytojams tikrai bus įdomu. Tai Arvydai, žodis tau. Tai esu Arvydas. Paminėjai Šiaulius, kažkaip Šiaulių neakcentuoju, nes Šiauliuose beveik nieko nedaroma por to, kad visas tapas mūsų yra Šiaulių, tai ofisas Šiauliuose, bet pati įmonė mūsų užsiema bokštinių kranų nuoma, labai nišinis verslas, daugelis žmonių klausia, kas tas bokštinis kranas. Tai bokštinis kranas yra tas, kuris stato statybvietėj įvairius objektus, kelia sunkius daiktus. Ir antra veikla mūsų yra gamyba. Tai realiai čia yra du skirtingi verslai praktiškai, o gaminamės industrinius kranus ir metalo konstrukcijas. Tai gamyba prie vietos, kaip sakant, Šiauliuose, o bokštinių kranų nuoma tai yra Lietuva ir Skandinavijos rinkos. Pagrindinė kryptis mūsų yra Skandinavija ir pagrindinis pajamų šaltinis yra Skandinavija. Bet darbuotojai jūsų yra ne tik iš Šiaulių, ar pagrindiniai iš Šiaulių? Administracijos darbuotojai yra šiauliečiai arba iš apylinkių, praktiškai be išimčių. Dauguma iš tikrųjų tai buvę emigrantai, iš kažkur grįžę iš Anglijų, iš dar skirtingų šalių ir grįžę į Šiaulius. Visi kiti darbuotojai, kad ir gamybos darbuotojai, tai turim labai platų spektrą iš skirtingų šalių. Nekalbu apie operatorius. Operatorius dar platesnis spektras, nes operatoriai pagrindinė dirba Švedijoje arba Lietuvoje. Tai Lietuvoje, sakykime, turim lietuvaičių, latvių, estų, baltarusių, bet tokioje Švedijoje tai turim dar platesnę geografiją. Nuo lietuviai, latvijai, estai, lenkai, švedai, į Norvego esam turėję. Žodžiu, plati geografija, iš kur žmogus jau atvyksta, svarbu moka vairuoti kraną ir jeigu tinkamas žmogus imam per daug jų. Kokio dydžio komanda pas jūs šiuo metu? Šiuo metu esam per visas įmonės apie 120 žmonių. Čia kalba eina apie Krambaltą, tada yra iškelta atskira įmonė, visi operatoriai sudarbinti yra. Tada turim Krambalt Sverige AB, švediška kompanija, tai švediška kompanija yra sudarbinta žmonių. Esame atsidarę norvegišką kompaniją, Krambalt Norge AS, ir Norvegijoje tokie įstatymai, kad tu negali daryti veiklos neįdarbinęs į būtent į norvegišką kompaniją. Yra išimčių iki tam tikro laiko, iki pusmečio gali su komandiruočių principu siūsti, bet jeigu kaip mūsų atveju bokštiniai kranai dažniausiai stovi ilgiau, tai tu realiai turi kurti vietinę kompaniją ir darbinti žmonės į vietinę kompaniją. Tai dabar Norvegijos rinką šviežiai esame žengę, tai pirmieji projektai prasideda, kas liečia bokštinių kranų rinką. Ir su gamyba jau kurį laiką dirbom, bet su gamyba paprasčiau, tiesiog eksportuoja ir viskas, ten žmonių jokių darbinti nereikia. Nebent kažką nori montuoti Norvegijoje, tada vėl darbinam žmonės į norvegišką įmonę ir lieka montavimus ir vėl grįžta darbuotojai atgal į Šiaulius, atseka mūsų. Kaip pats atsiradai Krambalte? Kaip suprantu, bent jau iš LinkedIno profilio liktais 2 įmonės viso labo. Jo, iš tikrųjų, prieš tai dirbau norvegiško kapitalo įmonėje, tuo metu vadinamas Venta Windows, dabar jau vadinasi Nordanas. Tai šiaip pačiam netikėtai atsiradau Krambalte, gan gerai atsimenu aš tą įvykį, nes tuo momentu atostogavau, buvau viename iš spa apie Vilnių ir gaunu skambutį iš headhunterių ir sako, žiūrėk, turim tau darbo pasiūlymą, ar domina. Aš tuo metu kaip ir patenkintas buvo daug permainų įmonėje, bet šiaip iš esmės patenkintas buvau, net nesvarščiau, pats aktyviai tikrai nieko neieškojau. Tai sakau, žinokit, nelabai kaip ir domina, bet sakau, kur pokalbis, apie kokią įmonę iš viso kalbam. Tai pokalbis, sako, Vilniuje,
sakau, esu netoliese, bet esu su realiai marškinėliais ir džinsais ir odinės striukės, sakau, tai nežinau, ant kiek darbdavys mane gali rimtai pažiūrėti, taip sutikusi apsirengti. Tai realiai aš tiesiog atostogų metu nuvažiavau draugiškai pasikalbėti ir išgerti kavos ir taip gavos, kad net neplanuotai mes po to pirmo pokalbio daugmaž sukirtom rankom. Ten buvo daug detalių, ką dar reikėjo sutart, bet principinis sutarimas įvyko. Tai galima sakyti taip visiškai netikėtai ir neplanuotai ir ne tai, kad neapgalvotai, bet jokio svarstymo rimto nebuvo. Aš iš esmės buvau patenkintas savo darbu. Ir Ventavinus tuo metu buvo tikrai ta įmonė, kurioje dirbau ne dėl pinigų. Tai nebuvo pagrindinis driveris, nes buvo ta kompanija, aš užaugau nuo pardavėjo iki vykdančio vadovo. Tai truputį jautys kaip savo kūdikį turėdamas ir, žinai, reikia palikti šitą reikalą. Tikrai buvo to emotional attachmento prisirišimo ir tai nebuvo lengvas žingsnis man pačiam. Bet akcininkai buvo pasikeitę, buvo iš esmės Ventavinus buvo nupirkta didžiausio langų koncerno Nordana B, AESO. Tai jie keitė visą strategiją iš esmės, nes Ventavinus pardavinėjom viską iš mūsų ofiso Šiauliuose, o jie turėjo savo stiprias komandas Norvegijoje, Norvegus, Švedijoje, Švedus, UK komanda. Tai jiem nebelogiška tapo iš Šiaulių kažką pardavinėti, jeigu turi vietinės komandas, tai kadangi mano pagrindinė atsakomybė buvo pardavimai, tai gal ir tinkamas laikas buvo, nors negalvojau, bet tikėtina, kad buvo tinkamas laikas keisti darbą ir, sakykime, laiku ir vietoj ir be mano pastangų realiai čia susiklostė aplinkybės. Ok, tai tu esi tas pavyzdys, kaip iš pardavimų galima tapti įmonės vadovu. Realiai taip. Ok, tai kiek pačiam dabar tenka dar prisidėti prie pardavimų, ar jau pakankamai stipriai nutolęs nuo to? Tenka. Bet kokiu atveju aš pardavimus vertinu kaip tą įmonės arklį, kuris tempia visą vežimą ir kaip aš tam daug dėmesio skiriu, bet kokiu atveju. Aš stengiuosi, aišku, pirmas dalykas, ką pats atėjęs įmonę vadovauti, sakiau, reikia atsitraukti nuo pardavimų, tikrai nebūk pardavėjų, nes nebūsi vadovų. Tai aš tą stengiausi daryti ir dabar tai yra to rezultato siekimas per kitų rankas. Nėra, kad aš tenai pats aktyviai skambinu ir ten su klientais komunikuoju, bet tikrai būna sutikimų, kur dalyvauju ir suportinu pardavėjus, kur galiu. Buvo įdomesnių tokių situacijų, kad ir praeitą savaitę sakėm, pasidarom workshopą šaltų skambučių ir aš prisijungsiu. Tai ir aš buvau vieną dieną pakėlęs telefono ragelį ir porą valandų skambinau per duomenų bazę. Tai pačiam buvo smagu prisiminti ir tas kaifas vis dar buvo nuo to. Tai tikrai yra žmonių, kurie bijo skambučių šaltų. Man tai kažkaip natūraliai senai likęs habitas, tai gan smagu buvo. Bet šiaip labiau per managemento pusėje, negu tiesiog pats filduose dalyvaudamas. Ok, Krambaltas, aš kaip suprantu, buvo pirma vadovo rolė, tai yra C1 vadovo rolė, teisingai? Ventavinus realiai buvau vykdantysis, bet virš manęs buvo akcininkas, Norvegas, kuris buvo direktoriumi, bet jo dažnai nebūdavo, sakykime, vietoje, tai ta rolė labai lygiavertiška buvo CEO. Nors oficialiai tai nebuvo. Tai nebuvo kažkoks didžiulis lypas kad perėjus nežinau nuo ko pradėti, ką daryti, gan visas natūralus perėjimas buvo, jaučiausi gan komfortiškai transferį. Ok, jeigu nepaslaptis, vis tiek, girdžiu, dirbai norvegiško kapitalo įmonėje, perėjai, dabar yra lietuviško kapitalo. Su kokiais iššūkiais, jeigu tokie buvo susidūrėjai, iš vienos, to labiau pradirbęs, ten nemažą laiką dalį buvai. Tai... Aš ten pradirbęs buvau 6-7 metus, dabar čia esu irgi 6-7 metus, tai gan galiu palyginti tas kultūras. Ganėtinai, aišku, aš savo perspektyvos galiu palyginti, aš negaliu generalizuoti, kad visur taip yra, bet esminis skirtumas, kai aš perėdinėjau į lietuvišką, irgi labai konservatyviai žiūrėjau, galvojau, tikrai gali visko čia būti. Bet tikrai nepasakyčiau, kad kažkuri viena kultūra ar geresnė ar blogesnė yra, jos tiesiog labai skirtingos. Pas norvegus yra labiau tas suportinimas, visi lygus, su visais reikia pasitarti, toks
procesas, kuriame turi dalyvauti. Visi paprastai, aišku, bendrauja, visi draugiškai, viskas ok, bet kartais, jeigu reikia kažkokio greito decisiono, tai neišeis su greitu decisionu, nes paklausi klausimą, iš esmės turi pasitarti dažniausiai, net nors ten gali būti vieno žmogus sprendimas, turi visi apsitarti, gal kažkokį mytą pasidaryti ir tai užtrunka. Lietuviško kapitalo, bent jau dabar įmonėje, kurioje esu, tai sprendimai pas mus labai greitai priimami. Apie investicijas, jeigu reikia kalbėti, suskaičiuoji, pristatai, jeigu make sense, sprendimas gali būti ir per 10 minučių, ir per 15, tai greitis visai kitas yra tuo atžvilgiu. Aišku, tas bendravimo būdas visai kitoks, jeigu ten būdavo, nežinau, nors valdybos posėdis, tai ten atvažiuoja labiau patart, pasuportint ir kartu pagalvoti, kaip galima kažką daryti geriau. Čia gal labiau važiuoju atsiskaityti ir tuos klausimus, kuriuos aptariam, gal trunka N kartų mažiau pats procesas. Tai čia turi daugiau laisvės? Laisvės tikrai turiu pakankamai, pagrindiniais klausimais priemam greitus sprendimus, tai va, toks ir esminis skirtumas. Ten reikėdavo vis tiek daugiau tokios politikos turėti, su daugiau žmonių pabendrauti ir panašiai. Čia dinamika daug greitesnė. O save labiau priskiri prie tų dinamiškų, kuriem patinka toks greitis, ar vis dėlto tokia sistema kaip norvegiško kapitalo įmonės? Aš pats iš savęs esu toks rezultato žmogus, tai man tas greitis ir dinamika tinka, bet aš užaugau ant tos norvegiškos kultūros. Aš tikiu, kad labai svarbu yra tavo pirma darbovietė ir iš esmės profesionalo vertybės ir visas tas pamatas, mano galva, labai dažnai susiformuoja tavo pirmoje darbovietėje, nes bet kokiu atveju, ypač jeigu ilgesnį laiką praleidi, tai labai svarbu yra ta pirma darbovietė. Tai mano atveju tiek vertybinė prasme, tiek experience prasme, aš vis tiek save laikau, kad labiau arčiau norvegų kapitalo man tiko požiūris, bet pati dinamika man tinka labiau lietuvių. Tai, sakykime, iš abiejų pusių pasiėmiau tas gerasias dalis ir tokį gal ir mano pačio dabar tas management stilius yra toks miksas, kur bet kokiu atveju tarėmės daug, konsultuojamės daug, nėra pas mus ten tokios jau griežtos hierarchijos, kad ten vadovas pasakė tai ir viskas. Tikrai gan plačiai diskutuojam visus klausimus, bet kartu ir greitis yra ir orientacija į rezultatą. Tai yra, ko mano galvo kartais pritrūksta norvegiško kapitalo įmonės. Ok, atėjęs į vadovo rolę, kiek pokyčių darėjai? Aš truputį anksčiau žinojau, kad turėjau periodą gal kokį mėnesį laiko iki perėjimo, tai aš truputį pasiruošiau. Atsimenu, net nusipirkau knygą, ten buvo 90 dienų pokytis ar kažkas tokio apie transferį, kai ateina naujas vadovas, pasiskaičiau, galvoju, gal kažką išmoksiu. Šitos knygos gal ten 2% tikriausiai dalykų pritaikiau, bet aš atėjau į įmonę, kurioje nebuvo... Bokštinių kranų skyriui situacija buvo gan gera ir viskas gan stabiliai, gamybos skyriui buvo labai prasta situacija, tai nelabai aš gal noriu ten detalės eiti. Tai vienur reikėjo greitų sprendimų, kitur tiesiog reikėjo susipažinti su procesais, kaip viskas vyksta, pažinti žmonės ir jokių ten greitų permainų nereikėjo daryti. Tai mano pirmosios tokios dienos ir buvo, šalia sėdau su visa managemento komanda, face to face, su visais kalbėjaus, klausiau, kas gerai sekasi, kas nesiseka, ką galim tobulinti, kokios problemos yra ir panašiai. Tai pirmosios savaitės buvo granai apsiostinėjimas, jokių decisionų nepriėmiau rimtesnių. Buvo daug tokių pokalbių, kur žmonės neįsisprendė, problemų buvo su ankstesniu vadovu, tai bandė su manim iš karto įsispręsti. Aš sakau, žiūrėkit, sprendimų greitų čia tikrai nebus, aš realios situacijos nežinau, perspektyvoje jūsų išgirdau, bet greitų sprendimų nebus, nes pradžioje aš turiu suprasti viską iki galo. Tai realiai pirmieji, gal sakyčiau, pirmas mėnuo buvo apsiostinėjimas, o po to jau kur identifikavau problemas, realiai čiupom nuo problemų pradėjom, nuo sprendimų pagrindų. Kaip pats manai, nes yra du stiliai dažniausiai. Vienas, kad atėjęs naujas vadovas trumpojų periodų susiformuoja savo palankę komandą, kitas, kad bando persiugdyti prieš tai buvusią komandą. Kurio stiliaus labiau esi šalininkas?
aš prieš eidamas tą lygiai taip pat galvojau, kaip aš čia darysiu ir atsimenu, dar tada Krambalto puslapį buvo komanda visa sudėta. Ir aš, žinai, peržiūrėjau komandą, sakau, nu, blemba, aš jau su šituo tikrai nepadirbsim, su šituo tikrai ne, čia reikės tokios išankstinės nuostatos buvo, žinai, dar net žmogaus nepažinodamas, nepakalbėjęs, turėjau tikrai išankstinių nuostatų, kad šito žmonės teks paleisti, buvo tuo metu gamybos skyriaus komercijos vadovas beveik pensinio amžiaus, kur aš sakiau, nu, čia tikrai nepaeis, greito sprendimo reikės. Bet realiai atėjęs, pradėjęs kalbėti su žmonėms, suvokiau, kad nu, tikrai nebloga komanda yra, kad kažko čia kilinčia ir dabar nereikia. Ir labiau buvo, kad reikėjo stiprintis su papildomai žmonėm, negu kažką užkeisti. Tai tokių greitų atleidimų nebuvo net to komercijos vadovo atleidimo, nes mano nuostaba žmogus tokiam amžiui judėjo geriau negu visi jaunuoliai, buvo proaktyvus, važiuodavo į susitikimus. Turėjęs ten savo stilių, turėjo savų niuansų, bet negalėjau ni žodžio dėl proaktyvumo pasakyti. Ir projektų parveždavo, ir gerų užsakymų parveždavo. Tai kažkokio, kad būčiau atleidęs daug žmonių ir savo komandą atstempęs, tai nereikėjo ir realiai tuo džiaugiuosi, kad nereikėjo ten didelių permainų daryti. Ok, ar darytum dabar kažką kitaip negu daryti X metų atgal atėjęs? Tai tikriausiai visada, kai retrospektyviai galvoji, yra tų, ką galėtum daryti geriau. Niekas čia iš mūsų nėra idealus ir nuostabus vadovai, visi žmonės esam, ypač jauni žmonės atėję, augantis, turi daug spragų. Bet taip, kad kažką vieną labai skirčiau, kad esminę klaidą būčiau padaręs, kad gyvenime taip nedaryčiau, kažkaip identifikuoti negalėčiau. Gal būtų šiek tiek daugiau drąsos, spaudžiant pedalą dar iki galo geriau, nes, pavyzdžiui, Švedijos rinkoje vienas periodas buvo momentumas labai geras, kur galėjom smarkiai augti, reikėjo aišku daug investicijų, bet Lietuvos mokestinė bazė buvo labai palankiai įdinėti į Švedijos rinką, mes turėjom tokį pranašumą darbo jėgos apmokėjime su visais komandiruotpinigiais, ko dabar nebėra iš esmės, mes dabar vienodi tapom. Tai tuo periodu galbūt galėjom daugiau užauginti įmonę, nors šiaip užaugo nemažai, bet galbūt pedalą dar giliau galėjom paspausti, bet daugiau, kad kažką taip iš esmės kitaip daryčiau, nu, dabar bent jau nešaunu. Ok, o ar yra kažkas per visą karjerą, kuo tu tikrai didžiuojas? Kuom tikrai didžiuojas? Aš tų žmonių, kur ta savybė man ir pačiam nelabai patinka, kur kažką pasiekus, atrodo, čia toks, žinai, taip ir turėjo būti. Nemoku iš tikrųjų pasidžiaugti tais milestone'ais ir jų nesureikšminu, o reikėtų iš tikrųjų, ypač komandai reikėtų, kai pasiekė kažkokį milestone'ą, tikrai reikėtų jį užakcentuoti ir sakyti, va, hebra, pavarėm gerai ir dabar kažkaip tą atšvęst, o pas mane tarsi tai natūraliai priimtas dalykas tampa. Bet iš tokių išskirtinesnių, gal pačiam įstrigusių momentų, tai buvo vienas projektas Švedijoje, kurį su didžiausiu švedų statytojų statėm dangoraižį. Ir tas dangoraižis buvo aukščiausias pastatas Skandinavijai. Ten buvo išskirtinis projektas, kur reikėjo CEO levelio įsitraukimo, reikėjo ir darybose dalyvauti, ir į ekranus investuoti. Tie ekranai praktiškai buvo nupirkti tam projektui ir 2 metus buvo tai aukščiausias pastatas Skandinavijai. Tai čia toks vienas milestone'as, kuriuo didžiuojas. Ta pati Norvegijos rinka irgi, sakyčiau, milestone'as. Mes esam pirmieji užsienio kapitalo bokštinių kranų žaidėjai. Rinka labai konservatyvi ir ją įeiti yra krūvos tiek legal dalykų, kuriuos reikia suprasti, tiek kultūrinių ir krūva rizikų iš tikrųjų yra. Tai gal tais dalykais, sakyčiau, visai patenkintas esu. Ir iki visų karų, COVID ir panašiai labai geras buvo pačios įmonės augimo tempas, kurio didžiavausi, sakykime, kartais augom praktiškai ir apyvartą ir panašiai. Tai gal tokius dalykus išskirčiau. Ok, ar yra kokia nors klaida per visą karjerą, kurią norėtum pasidalinti su klausytojais, žiūrovais, kad jie tokios klaidos nedarytų? Kad kažkokios vienos labai riebios, brangiai kainavusios įmoniai nesugalvojo tokios, kad išskirt karjeros. Žinok, tokio, kad labai būtų palikus didelį emocinį triggerį kažkokį, nes dažniausiai tai su tuo susiję, kur ten naktim sapnuoji tą keisą, žinai,
Nesu turėjęs, tų klaidų aišku visokių smulkių buvo, bet kažkokios vienos, kad iš esmės išskirt, būna gal ten kažką pasakai kažkokiam žmogui neprofesionaliai ir tuo nesi patenkintas, bet mes visi žmonės esam, vadovai dėja irgi tik žmonės yra ir būna ir gerų dienų, ir būna dienų, kur tu nusilesęs ir neturi sveikatos ar pavargęs emociškai esi. Ir gali kažką griežčiau ar vienaip pasakyti, tai gal tuos momentus norėčiau atsukti, bet tai buvo short terminiai pavieniai epizodai, kažkokių tokių rimtų nesugalvoju, kad dabar būtų įsirėžę man į atmintį. Ok, 2019 rodo jūsų augimą dvigubą apyvartos ir daugiau negu dvigubą pelno. Ką tokio stebuklingo padarėt? Ar ten tiesiog skaičiukus perstumdėt tarp įmonių? Tai kaip minėjau, geras labai momentumas buvo. Švedijos rinkoje augom labai agresyviai, investavom daug į naujus kranus, atsivežėm daug naujų kranų. Tada buvo vieni geriausių ir gamybos metų, kur gamybos skyrius gerai idėjo. Tada Lietuvoje turėjom išskirtinių tokių projektų bokštinių ir tokie close to perfect, sakyčiau, metai, kur iš tų galimų resursų spaudėm maksimaliai, ką galėjom. Aš tos metus pats dar kartais pažiūriu retrospektyviai, ką mes ten darėm, kad taip gerai buvo. Bet ten tikrai nebuvo kažkokios išskirtinės sėkmės ar dar kažko, tai buvo tiesiog nuoseklus darbas ir tiesiog sukrito visų skyrių geri rezultatai ir gan stabiliai be didesnių problemų praėjo tie metai, aš juos pats puikiai pamenu. Ok, grįžtant prie tai, kad tu kilęs iš pardavimų, tai tavo apibūdinimu, tavo vertinimu, kas yra geras pardavimo specialistas? Geras klausimas, čia aš kiekvieną kartą samdydamas pardavėją tą patį klausimą. Praktiškai iš to atsakymo susidarau vaizdą, ar verta šitą žmogų samdyti ar ne. Aš gerą pardavėją visada įsivaizduoju truputį kaip challengerį. Tokį, žinai, žmogų, kuris ne tik klausia kliento, ko jums reikia, bet kartu pačelendžina, ar tikrai jums to reikia, o galbūt aptarkim problemą, kokią turit ir tada ieškokim sprendimo. Nes dažnu atveju klientas ne visada pats tiksliai žino, ko jam reikia, ypač, sakykime, kad ir mūsų kranų biznį. Jie galvoja, kad daryti taip reikia, o mes kaip ekspertai galim patarti kitaip. Tai man visų pirma pardavėjas yra challengeris, kuris išgirdęs kliento lūkestį pačelendžina, ar tikrai tau to reikia. Tada antras, bet kokiu atveju yra rezultatas, turi žmogus būti orientuotas rezultatą. Jeigu ateina žmogus ir jau pokalbio metu kalba apie procesą, kaip tenai kažkokius, nežinau, reikės tvarkyti procesus, kaip reikės skaičiavimus daryti kažkokius ar dar kažką, man jau pirmas red flagas būna. Jeigu žmogus kalba apie rezultatą, kalba apie tai, kad reikės proaktyviai dirbti, kad reikės skambučius daryti, kad reikės vizitus daryti ir matai, orientacija rezultatą yra supratimas, kad turi būti proaktyvus ir yra tas toks charakteris challengerio, 3 elementai mano judgmente apie pardavėją. Ir dažnu atveju tų visų 3 nebūna, kad tuos 3 rasti yra jau pavieniai geriausi pardavėjai ir, sakykime, iš mano praktikos, kiek aš esu turėjęs geriausias pardavėjas, tai būtent jie atitinka tuos 3 kriterijus. Proaktyvus, challengeris ir orientuotas rezultatą. Ok, o tavo komanda ir tu pats apart šitų dalykų taikot, vis tiek yra ten visokios spin teorijos, ten elevator pitchai ir panašiai, taikot kažką, netaikot pardavimuose? Ne, žinok, tų mandrumų pas mus kažkokių tikrai neįskirčiau. Ką reikia suprasti, mano pardavimo komanda labai skirtinga. Pas man yra 3 skyriai, realiai 3 atskiros pardavimo komandos vos, nes mano bokštinių kranų pardavimo Švedijos komanda, tai yra švedai, tikri švedai gyvenantys Švedijoje. Tai yra visiškai kitokia kultūra ir kitoks approachas į pardavimus ir mano approachas juos turi būti kitoks. Mano gamybos pardavėjų komanda yra lietuvaičiai Šiaulių ofise sėdintis, vėl kitoks prieimas prie jų ir Lietuvos bokštinių skyriaus žmogus vėl kitoks. Tai praktiškai skiriasi approachas į visus 3 ir gal sudėtingiausias yra bet kokia atveju darbas su skandinavais, nes tai yra daug kultūrinių dalykų, kurie iš esmės skiriasi lietuvis nuo švedo. Ok, tavo vertinimu, ko reikia keleto dalykų, kas yra tie svarbiausi dalykai, norint įeiti vis dėlto į Švedijos arba į Norvegijos rinką, nes lietuviai daug, man tenka pačiam irgi pabendrauti, daug kas nori įeiti,
daug kas yra bandę neįėjo, kažkas įeina, kažkas... Tai va tavo vertinimu, ko reikia, nes... Aš daug įmonių esu girdėjęs, kurios nori įeiti, žinai, ir sako, nu va, eisim į Švedijos rinką, priskyrėm naują žmogų, dedikavom, užimsim rinką. Tai jeigu tavo įmonė dirba 100 žmonių ir tu priskyri vieną žmogų tai rinkai ir tikėsi, kad kažką jis nuveiks, nu, čia jau garantuotas feilas yra. Jeigu turim tai kažkurią rinką žiūri, nebūtinai Švediją ar bet kurią kitą, tu tiesiog turi priskirti resurso visų pirma, kad realiai būtų pakankamai dedama pastangų ir tai žiūrima rimtai ir jau strateginiam lygmenį būtų primtas sprendimas, kad va, dedikuojam resursus ir dėsim pastangas. Pačios rinkos, taip, jos kultūriškai yra kitokios, bet ten stebuklų nėra. Ten vis tiek reikia ir pardavėjo, ir gerą projektų vadovo, ir CEO įstraukimo reikia ir panašiai. Yra ir keletas statybinių kompanijų, kurios bankrutavo realiai Švedijoje ir ten priskirdavo kokį marketingo vadybininką kuruoti visą rinką. Aišku, žmogus nesuvaldė ten ir finansų, ir to, ir ano, net jeigu ir sugebėjo tą projektą parduoti, jis nesugebėjo viso kito suvaldyti. Ir sakyčiau, visų pirma reikia pakankamo resurso priskirimo ir tada, aišku, kultūriniai dalykai prasideda. Nebus ten greito biznio, nebus ten, kad per pusmetį užbūminsi, tai yra gan konservatyvi rinka ir ją turi įeiti su kantrybė ir labai rimtai nusteikęs spręsti visas problemas su savo pirmaisiais užsakymais. Jeigu su pirmu užsakymu kažką padarai ne taip ir palikai neįspręsta, tai tas marketingas iš lūpų į lūpas labai gajus yra Skandinavija, labai greit paplinta neigiamas žinios, vieni su kitais bendrauja, referencų prašo, tai jeigu kažkur prisidirbai, tai ilgai neišbūsi rinkoje. Ok, tai čia pagrindiniai dalykai turbūt, ar ne? Ja. Ok, girdžiu, kad vis dėlto Švedijoje turit dedikuotus lokalius salesus. Tai iš Lietuvos nėra tokio efekto, ar sunku rasti tiesiog pačių salesų? Turėjom ir iš Lietuvos žmonių ir tikrai neblogai sekėsi. Aš kai ieškau pardavėjo, aš ieškau ir Lietuvoje, ir Švedijoje. Paleidžiu paiešką ir ten, kur atrandu tinkamą žmogų, ten ir samdau. Tikrai galima pardavimus daryti ir iš Lietuvos. Ir reikia švedų kalbos, ar galima išsisukti su anglų? Čia šitą klausimą esu gal 100 kartų aptaręs ir ankstesnėje įmonėje ir Norvegijos, Švedijos rinkoje, tiek ir čia. Geras pardavėjas yra geras pardavėjas, nesvarbu ta kalba. Aišku, jeigu turi švedų kalbos skilus ir esi geras pardavėjas ir kultūriškai supranti, kas su kuom bendrauji, tai tu turi visus pliusus. Jeigu esi tik geras pardavėjas ir su anglų kalba, tai okei, tu esi su minusu, bet geras pardavėjas tiek yra geras pardavėjas. Man gal geriausias pavyzdys buvo Ventavindus, kai dirbau Norvegijos rinkoje. Mes turėjom 2 vietinius norvegus pardavėjus ir turėjom keletą stiprių pardavėjų pačioj mūsų Šiaulių ofise. Tai tie Šiaulių ofiso geriausi pardavėjai outperformindavo norvegus kartais. Tai kalba ir atėjus naujiem akcininkam, jie negalėjo suprasti, kaip čia su anglų kalba labai konservatyvioje rinkoje sugebėt parduoti. Bet tikrai tai nebuvo, kad kalba nusamdė vietinius, padarėm geresnius sales. Vietiniai padeda, bet tai nėra panacėja, tikrai nėra panacėja. Okay. Mačiau, kad ir kitas rinkas šiek tiek eksportuojat. Tai yra tik pradedantieji žingsniai, ar jau kažkiek esat pažengę? Gamyba, tai gamybos gaminius mes gan plačioje geografijoje vežame, ypač yra tokių specifinių labai nišinių produktų, yra akvakultūros tinklų įranga, tai ją esame išvežę gan plačiai į Islandiją, esame išvežę į Norvegiją, esame išvežę į Farerų salas, esame išvežę į Daniją. Dabar, pavyzdžiui, gamybos produkciją kraunam į Ameriką. Tai pirmas mūsų pristatymas į Ameriką rinkoje nieko nesam pardavę, užsakovas mūsų yra Norvegas, bet visa produkcija keliauja į Ameriką. Tai čia naujas challenge'as, nauji reikalavimai, tai ta gamybos geografija tikrai daug platesnė yra negu tik Skandinavija. Ok. Kokio stiliaus esi vadovas? Stiliaus. Tikriausiai truputį atsakiau į tą klausimą apie kultūrinius dalykus šnekėdamas. Šiek tiek taip. Jo, bet kokiu atveju aš esu tas demokratas, kur tikrai noriu kalbėti su žmonėm, noriu juos išgirsti, su jais pasitart, nes dažnu atveju jau yra generalistas toks, jis apie viską ir apie nieką, viską supranta, bet nieko iki galo. Tai nepasitarus su žmonėm, neišklausius jų nuomonės ir
nepabrainstorminus kartu tikrai gero rezultato nepasieksi, mano supratimu. Tai aš tikrai mėgstu tartis, bet kartu aš mėgstu ir greitį. Labai nemėgstu žmonių, kurie užsikuičia procese ir nepriemant sprendimas ilgai, tai ne mano stilius. Aš mėgstu, jeigu yra problema, susėdam, apsitariam, priėmėm sprendimą, įdom toliau. Tai aš toks miksas, sakyčiau, esu tarp rezultato, bet kartu ir žmonių įtraukimų, kur be žmogaus, realiai be komandos nieko nebus. Okay. Ar analizuojatės darbuotojų kaitos rodiklius įmonėje? Analizuojamės. Dabar taip konkrečiai skaičius gal neįvardinsiu, netaip senai apie tai kalbėjom. Pas mus kaita gal gan didelė buvo dėl to, kad Skandinavijos rinka dabar yra smarkiai sustojus. Švedijoje gyvenamųjų statybų yra smarkiai sumažėjus, tai yra pas mus bokštinių kranų operatorių yra smarkiai sumažėję. Aš labiausiai gal ką atkreipiu dėmesį pats asmeniškai, tai į kaitą tų žmonių, kurių tu nori išlaikyti. Tai reiškia, jeigu žmogus išeina, bet nori išlaikyti ir žmogus išėjo, tai va tą kaitą aš labai stebiu, nes tai dažniausiai būna administracijos žmogus ir tokių, kur skauda buvo paleidti žmogų, tai yra vienetai gal per tuos 6 metus. Operatorių kita taip yra nemaža, bet aš to neidentifikuoju kaip didelės problemos, nes tų žmonių attachmento didelio nėra, nes tu, pavyzdžiui, nusamdėjai gal kažkokį švedą, su kuriuo net nebuvai susitikęs. Ten gyvena kur nors, nežinau, vidurio Švedijoje, tu turi projektą vidurio Švedijoje ir tiesiog jis moka vairuoti, gyvena netolimoje geografijoje ir tau jau užtenka, kad jį nusamdyti, pasirašyti kontraktą ir dirbti. Tai po projekto galbūt jam ir nelogiška likti pas mus įmonėje, nes neturime toj geografijoje projekto. Tai aš tos kaitos nesureikšminu. Ką sureikšminu, tai administracijos kaita ir administracijoje pas mus kaitos didelės nėra. Tikrai gan stabili komanda. Praktiškai nuo to laiko, kai atėjau, tiek į žmonės visi yra likę, niekas nepabėgo. Okay. O kurių profesijų pas jūs sunkiausia sekasi rasti? Na, pavyzdžiui, ką dabar ieškome, tai ieškome į gamybą žmonių, tai suvirintojai, šaltkalviai, inžinieriai, šitos pozicijos bet kokia atveju visada yra sunku rasti. Operatoriai dabar lengviau, nes rinka yra pakritus ir jų nemažai yra. Gerų pardavėjų visada trūks. Kartais ir jeigu negalvoji, kad tau reikia pardavėjo, bet jeigu geras atsiranda, tikrai reikia svarstyti, imti komandą ir džiaugtis, kad toks atsirado. Kad dabar labai kažkur skaudėtų ir labai kažko ieškotumėm nėra, bet iš tų išvardintų pozicijų, sakyčiau, dabar jautriausiai yra bet kokia. Okay, aš čia ne per seniausiai girdėjau vieno tokio gadžimaus verslininko posakį, kad darbuotojų trūkumo Lietuvoje nėra, klausimas tik kiek jiems mokame. Sutinki ar ne? Ne, tai vienareikšmiškai tokio dalyko kaip trūkumo nėra, jeigu tavo piniginė neribota. Jeigu tu gali mokėti dvigubai daugiau negu rinka, tai viskas trukoja, tu darbuotojų turėsi kiek tik reikia. Bet čia nėra sprendimas, nes jeigu tu persivėliusi žmogų iš kitos įmonės, tai kitai įmonei trūks darbuotojų. Ne? Tai ką jie darys, tai dažnu atveju viliosis iš kažkur kitur. Ir viskas baigsis tuo, kad tie patys žmonės prasirotuoja, išsibrangina rinką, o tų žmonių tai nepadaugėjo, juk jų naujų tai neatsirado. Nebent iš Ukrainos, iš Malaizijos. Tikrai sprendžiame tos klausimus ir šituo klausimu tu šypsais, bet aš turiu darbuotojų ceche ir iš Indijos, turiu ir iš Baltarusijos, turiu ir iš Ukrainos darbuotojų. Operatorių turim, kaip minėjau, iš įvairių lokacijų. Tai mums Lietuva tikrai nebėra, kad ieškom tik lietuvių. Realiai kūrybiškai žiūrim į šitą reikalą. Ir dabar jau atlyginimai, kad ir toj pačioj Švedijoje samdyto operatorių švedą, jis nebėra, kad jis mums brangesnis. Jeigu tu siunti žmogų iš Lietuvos, kartais net brangesnis lietuvis tampa, nes tu jam apmokėti ir kelionę, ir būstą surasti, ir kitų yra išlaidų. O atlyginimai praktiškai vienodi yra ar švedas ar lietuvis. O švedas iš savo namo atėjo 5 minutės ir jokių papildomų išlaidų nėra. O attitude? Nu, čia reikėtų atskiro podcast'o tikriausiai to klausimą. Švedijoje yra toks dalykas, kad viršvalandžius nebelabai apsimoka dirbti.
nes kai tu dirbi viršvalandžius, tau progresiniai mokesčiai daug kas suvalgo. Okay. Tai, žinai, tavo ta 9-10 ar ten kažkelinta valanda viršvalandžių jau tau yra realiai mažiau rankas gauni ir tos motivacijos tau dirbti realiai mažiau yra. Tai daug kas iš švedų jie nori dirbti tiesiog 8 valandas ir jeigu ten kokie betonvežė atvažiavo 9 valandą, nu jam kaip ir nelabai įdomu, jam pagal grafiką baigėsi darbas ir bye bye. O lietuvaičiai, nu, jie jau derinasi prie, kaip reikia statybom, jie jau nusteikia to klausimu, atvažiuoja dirbti į svetimas rinkas. Nu, aš šiaip esu girdėjęs, kad ten liktais Skandinavijoje labai įsišaknyjusios yra profesinės sąjungos. Jum irgi tas jaučiasi, ar kad jos ten, nu... Jo, net nupurtė, žinau, kaip pasakyti tą žodį, profesinės sąjungos, tai kas nėra dirbę Švedijoje, ypač jeigu žmonių neturėjo Švedijoje, tai sunku tą nuteikti. Ten yra daug labai dalykų, ko žmonės iš Lietuvos siųsdami žmonės neįsivertina, verslininkai neįsivertina. Tai yra krūvos reikalavimų, kuriuos tu turi atitikti. Tai pati ir Krambalto istorija prasidėjo nuo to, kad pirmą kraną atvežėm 2014 metais į Švediją. Ir ten stovi ar 10 ar 14 vilkikų išsikraut ir klientas sako, o kur jūsų bignas pažymėjimas? Sakom, o kas tas bignas? Bignas yra profsąjunga, kurios narių tu turi tapti, kad galėtum dirbti to rinkoje realiai. Teoriškai tai nėra būtina, praktiškai nei vienas užsakovas iš tavęs neims kranų, jeigu tu nesi profsąjungos nariu. Tai realiai stovėjo tie vilkikai 2-3 savaitės prie objekto, mokėjom prastovas, kol mes tvarkėmės profsąjungos visas. Ir tapom profsąjungų nariai. Tai brangiai kainavo įmonėje ir buvo labai skaudi pamoka, sakykime. Realiai per 2-3 savaitės šiaip netampi profsąjungos nariu, bet kai stovi 10-14 vilkikų prie objektų ir kapsi pinigai, tai randi 7 powerą greičių dėžėjai. Bet čia ne tau teko su šitą. Ne, dar čia buvo iki manęs, bet ta istorija kolegas įsidėmėjo ir išmoko. Tai dabar įdidėdami Norvegijos rinką įsianalizavom jau visais galimais kampais, kokie siurprizai be gali laukti. Tai kaip ir suprantam, kur lendam. Daug skiriasi Norvegijos rinka nuo Švedijos įeinant į tą rinką? Kas man keista buvo kranų versle, rinka yra pigesnė. Šiaip Norvegija yra apie 15-20% viskas brangiau negu Švedijoje, bendraja prasme. Ir langų biznis tas pats būdavo, net ir kainodara šiek tiek skirdavos, o kranų biznis keista, bet kranai yra pigesni. Valandiniai įkainiai yra žemesni negu Švedijos rinkoje. Tai nėra, kad būtų ten labai seksi rinka ir ten labai norim ją įeiti, bet kadangi dabar švedų statybų rinka yra smarkiai stojus, tai mums reikia diversifikuotis, tai labiau diversifikacijos prasme įeidinėjame rinką. Konkurencija panašiai ar skiriasi? Konkurencija visur didelė, tikrai yra daug vietinių kompanijų, bet tai yra visos vietinės kompanijos. Tradiciniai norvegai dirbantis labai daug metų. Ir yra gan didelių kompanijų ir yra tokių labiau local, smulkesnių kompanijų. Konkurencija tikrai didelė. Ok, o grįžtant prie darbo su komanda, kaip dažnai turi susirinkimus, pokalbius, one-to-one'us, neturi? Tai aš Ventavinus, kai dirbom, tai one-to-one buvo tokia jau gan įprasta praktika ir turėjom visą struktūrą susidėlioję. Ir aš net nebėjau, kad tą patį darysiu čia atėjęs, bet one-on-one neturiu Krambalte. Struktūra yra kitokia, mes turim skyrių susitikimus, tai tų face-to-face, vienas ant vieno susitikimų yra mažiau. Ir gal tą sprendimą priėmiau dėl to, kad kitokia komanda buvo. Mano galva buvo teisingesnis sprendimas kartu sėdėti ir spręsti klausimus labiau komandiškai negu su skyrių vadovais arba pavieniai žmonėm. Tai tą struktūrą ir dabar esu išlaikęs. Tikrai dažnai pagalvoju, gal verta grįžti prie one-on-one, bet turim realiai užsibrėžę standartinius mytus. Dažniausiai pirmadienį būna bokštinių kranų skyriaus mytas, būna gamybos projekto aptarimas. Ką gal ne tiek standartiškai turim, tai SAIC mytą turim, nežinau, kiek esi susipažinęs, tai yra Šlyn, tai turim, kadangi komanda įsibarščius plačiai ir nėra to jungiančio vieno ofiso, tai kas rytą turim 15 minučių sutikimą SAIC, kur pradžiai visi labai purtė galvą, sakė, kas čia per nesąmonę, dabar be to neįsivaizduojam savo kasdienės rutinos, susikalibravimo ir jeigu anksčiau trukdavo SAIC koks,
15-30 minučių, tai dabar kartais trunka 5-6 minutės ir apsiapdeitinam, įsikeliam problemas ir aptariam tai, ką reikia labai greitai. Tai, sakyčiau, galvo tokia struktūra mūsų bendra. Tai lyno nesat įsidėgę, tik tai, kad asaičiai pasiskolina. Tam tikrus lyno elementus esame įsidėgę, gamyboje lynas daug aktualesnis ir apie tai dažniau kalbam. Bokštinio skyriaus procesai kitokie yra, tai esame įsidėgę asaičiai. Strategiją esam pagal Hoshin Kanrin pasidarę, kur irgi yra vienas iš lyno metodų, bet taip, kad labai visas metodikas taikytumėm, taip nėra. Okay. Kaip tu manai, ar reikalingos papildomos motyvacijos prie atlyginimų žmonėm? Tas mano požiūris šiek tiek kintantis yra. Aš pradžiai neįsivaizdavau žmogaus be kintamos dalies, ypač tose pozicijose, kur tu gali lengvai pamatuoti kažką. Pardavėjai, gamybos žmonės, tai aš visada buvau už tai, kad turėti geras skatinamos priemonės ir vadovui tada nereikia šešeliauti ir prižiūrėti to žmogaus, nes realiai, jeigu jis nori pasikelti atlyginimą, jis turi visus įrankius savo rankose. Tai aš ir dabar tikiu tą filosofiją, tik tai gal dabar atsirado visi approachai sales mašinų ir panašiai, kur žmonės gauna siauresnės, aiškias atsakomybės ir aš matau, kad tie dalykai veikia. Aš tikrai mačiau ne vieną įmonę, kur įdegė sales mašiną ir nežinau, kiek esi girdėjęs, kas tas sales mašinas, bet realiai atskiriamos funkcijos daug siauriau. Pavyzdžiui, vienas tik skambina, kitas tik važiuoja į susitikimus, trečias tik tai komercinius siunčia. Tai ta metodika irgi veikia ir tada tai iš esmės yra skirtingos kultūros. Nebėra superstarų, visi turi siauriau apibrėžtus aiškius darbus ir tada tą menedžinti yra daug lengviau, nes tada viskas pamatuojama realiai tampa. Nebesi tiek priklausomos nuo pavienių žmonių. Tikrai nesam to dabar įsidėgę, bet tikrai dažnai pagalvoju apie tai, kad tokioj tvarioj organizacijoje lengviau valdomai, labiau nuspėjamai organizacijai reikalingi labiau tokie mažiau superstarų, daugiau matuojamų dalykų, aiškių procesų. Tai tas požiūris mano kinta šiek tiek į tą reikalą. Bet kintama dalis ten, kur įmanoma, 100% už. Gerai, o kaip čia visos kitos motyvacinės priemonės, tai nežinau, workationai dabar labai populiarūs, darbas iš Havajų, kiek pas jūs tai realu? Daug šito, žinok, pas mus nėra. Aš tikrai tą girdžiu dažnai, ypač iš draugų dirbančių Vilniui, tai čia trendas yra. Pas mus tarp šiauliečių vadovų, kiek pasišnekam, to yra, bet kad masiškai būtų workationai ar kažkokie tokie benefitai darbas iš namų, tikrai to daug pas mus nėra. Pas mus gan toks tradicinis požiūris tą reikalą. Gerai, kaip tu manai, kodėl žmonės dirba pas tave įmonėje? Geras klausimas. Visų pirma, manau, kad pati komanda gan atmosfera komanda yra gan gera. Pati įmonė bet kokia atveju yra auganti ir tų perspektyvų visiems yra atsiradę. Skirtingos kultūros, skirtingos šalis. Manau, darbas yra gana įdomus šito klausimu. Aišku, visi kiti dalykai kaip konkurencingi atlyginimai ir tie dalykai, neišvengsi tų dalykų. Čia, sakyčiau, kaip higiena, jeigu rinkoje nesi konkurencingas atlyginimu, tu ten gali gražus ir pūkuotas, bet to neužteks. Turi būti ir konkurencingi atlyginimai, ir karjeros galimybės ir panašiai. Ar esi turėjęs sunkų atleidimą komandos nario iš darbo? Esu. Aš nesu gal iš tų vadovų, kur labai sunku man atleisti žmogų. Aš prisimenu savo pirmą atleidimą ir aš irgi buvau prisiskaitęs, kad čia sunkiausias vadovo darbas yra atleisti žmogų ir man kažkoks toks išskirtinis emocinis trigeris nebuvo. Dažniausiai juk nebūna, kad ateini, labas, tave atleidžiam. Dažniausiai tai būna, tas žmogus jau nujaučia, tu esi su juo jau kalbėjęs, aptaręs tuos reikalus, kad čia reikia pasitobulinti, čia reikia kažką pagerinti. Ir jeigu nesigavo kelis kartus, nesutariai, tas jau pats žmogus truputį nujaučia, kad kažkas jau laukia ir dažniausiai tie pokalbiai būna lengvesni, jeigu dirbai iki tol su žmogumi.
Esu turėjęs vieną pokalbį, kur mano galvo reikėjo greito sprendimo priimti ir gal žmogui tai buvo netikėta, tai galva jis ir labiausiai įsiskyrė per va tuos karjeros metus. Ta vieną gerai įsiminiau atleidimą, bet aš buvau tvirtai apsisprendęs, kad teisingai elgiuosi įmonės labui ir kad labai sunku buvo, negaliu pasakyti. Reikėjo padaryti, padarė. O pirmas atleidimas irgi nebuvo sunku, neprisimeni jo. Aš pamenu jį, kaip ir minėjau, aš prieš tą pirmą atleidimą buvau pasikaitęs, kaip čia bus sunku, morališkai nusteikęs ir praėjo galvoju, nu ne taip ir sunku čia buvo, kažką čia apgavo mane. Tai, žinok, nesureikšminu šito reikalo. Tikrai nėra sunkiausias reikalas vadovo darbe, mano vertinimu. Ar renkatės iš išeinančių darbuotojų feedbacką? Bet kokiu atveju visada kalbėsi, kažkokios ten formalizuotos struktūros tikrai neturiu, kad susėdam pagal klausimyną, apsiklausiam ir panašiai, bet tų žmonių, kurie svarbus yra, tai bet kokiu atveju kalbėsi, klausi, kas ne tai buvo, ar galėjom kažką patobulinti, ar kodėl išeini ir panašiai. Tai tuos kūdesnius atleidimus, tai visi jie buvo draugiški, nebuvo kažkokių principinių, nėra, kad mane palieka ir viskas, aš nebenoriu bendrauti, užsidarau ir nebenoriu girdėti apie žmogų. Ne, su visais buvo kalbėtasi ir kiek gali vertės pasiimti, tiek pasiėmė iš tos situacijos. Ok, bet šiaip personalistą turit kažkokią, ar ne, kuri ties tom dirba. O kaip reaguojat į viešus komentarus, jeigu tokie atsiranda apie įmonę, iš buvusių darbuotojų? Kažko labai tokio negaliu apčiuopti, kad buvo labai viešas ir iš buvusių darbuotojų. Tarp operatorių būna įvairiausių nesąmoningų rumorų, kurios bandai išsklaidyti, aiškia komunikacija, stengiamės kiek įmanoma daugiau su žmonėm komunikuoti, pasakoti realią situaciją. Pas mane vertybiškai gal tas skaidrumas, transparency labai svarbus yra tiek administracijos lygiai, tiek ir visos kompanijos lygiai. Kad man svarbu, kad žmonės suprastų, kur mes stovim. Jeigu yra blogai, tai nebijai to komunikuoti, jeigu yra gerai, irgi nebijai pasidžiaugti. Kažkokios vienos išskirtinės situacijos, kur labai ten reikėjo kažką gesinti, nepamenu. Bet, sakykime, į viešus atsakymus nesivėlėt, nes mačiau, kad rekvizituose berods yra vienas apie Krembaltą buvusio darbuotojo kažkoks nepasitenkinimas parašytas ir jūsų komentaro jokio nėra. Tai tikriausiai net nematėm, jeigu atvirai. Jo, bet šiaip tikrai neteko veltis. Yra Švedijos rinkoje yra kranistų forumas, kuris labai aktyvus. Tai tenai dažnai įmeta bajerių apie mūsų brandą, kurį mes reprezentuojam, kuriuo kranus naudojam. Mes sakam, lemma, čia kaip gal reikėtų kažką pakomentuoti, bet tenai labai greitai gali užkurti šit štormą, žinai, kurio nesuvaldysi, tai labai atsargiai tą žiūrim. Ok, tai kitaip tariant, stengiatės nesivelti, jeigu tai įmanoma. Jeigu įmanoma, tai. Ok, nes dabar yra tas trendas, kad kaip tik sakoma, jeigu nori ten employer brandingą kurti, tai teoriškai vadovas ar ten vadovo dedikuoti asmenys turėtų kaip ir šiek tiek, skirtam dėmesio. Jo, komunikuoti, LinkedInas, postai, visą šitą reikalą darom, bet dažnu atveju, jeigu įlysi į forumą, kur vienas darbdavys ir šimtai operatorių, ten tu gali būti pats geriausias PR ekspertas, ten suvalgys tą vis tiek. Tai nelabai įsivaizduoju, kaip ten išnaviguoti tokią situaciją įmanoma. Ok. Dar viena tokia simulacinė situacija. Įsivaizduok, kažkaip sakei, kad Švedijos rinka lygtais biškai pas jūs dabar traukėsi. O įsivaizduok, pablogėja apskritai situacija, rinka susitraukia dvigubai, jeigu ne dar daugiau. Ką darot? Mažinat visiems atlyginimus ar atleidit dalį komandos? Tai realiai dabar yra tokia situacija, kur Švedijos rinka mūsų pasitraukus yra, nes realiai statybos drastiškai pasitraukia yra. Tai bet kokiu atveju tu nori, tada, mano supratimu, turi pasilikti geriausius žmonės. Tai mažinamas visiems, tu realiai išplūkis to pačio komandą, kurios gal tau ir nereikia. Nes jeigu yra rinka pasitraukusi, tai ir tau žmonių natūraliai reikia mažiau. Tai mano galva visada reikia turėti key žmonės išlaikyti. Norint key žmonės išlaikyti, tikriausiai turi palikti atlyginimą, kurį jis turi. Ir jau geriau susimažinti žmonių kiekį. Tai aš kažkaip manau, kad komandos branduolys yra key dalykas. Ok. Kaip vertini 4 dienų darbo dienos idėją? Idėja gera, neįsivaizduoju, kaip įgyvendinama versle yra.
kai Fordas priėmė 40 valandų savaitę, jau tada visiems irgi atrodė kažkoks kosmosas. Tai jeigu kažkoks va toks sprendimas būtų, kad visi verslai taip dirba, tada įmanoma, bet jeigu tu sugalvoji, kad tavo verslas 4 dienas dirbo, o tavo visi konkurentai dirbo 5, tai kiek tu turi būti geras, kad dar ir tos konkurentus aplenktum per 20% trumpiau dirbdamas. Tai jau dabar dirbdamas lygiavertiškai tu turi labai daug pastangų įdėti, kad juos aplenktum. O dar dirbdamas 20% mažiau, aš sunkiai įsivaizduoju, kaip tai gyvenama. Berods, ar ne Vilniaus kažkuri valstybinė įmonė yra įsidiegus 4 dienų? Nu, aišku, jie konkurencijos valstybinė. Patys su savim konkuruoja. Tai valstybinėm įstangom, aš sakyčiau, gal čia ir neblogas benefitas darbuotojams, kur realiai gali pritraukti darbuotoją, kuris gal tiesiog nori dirbti 4 dienas ir sutinka už mažesnį atlyginimą dirbti. Ir jį pritrauksi ne dėl konkurencingų atlyginimų ar dėl įdomių sąlygų, o vien dėl to, kad tokias gali pasiūlyti tokią darbo pobūdį 4 darbo dienų. Tai, sakyčiau, valstybiniam gal ir variantas konkuruoti su verslu. Bet verslų kaip tą įdiegti norėčiau, kad ant tiek geri būtume mes, kad, sakyčiau, užtenka 4 dienų ir vis tiek lyderiausim, bet sunkiai įsivaizduoju praktiką tą gyvenimą. Ok, ir pabaigai, paskutinis klausimas. Ko vis dėlto palinkėtum kitiem vadovam, ypatingai tiem, kurie auga į vadovus, nes pats esi praėjęs tą kelią, o dar labiau pardavėjam, kurie nori kažkada tapti vadovais. Ką jie turi tokio daryti? Vadovo darbas gali būti lengvas arba sunkus ir praktiškai priklauso nuo vieno dalyko, nuo komandos tavo. Jeigu susirinkai silpną komandą ir tu turėsi visus galus užkaišiuoti, tai darbas bus, pragaras realiai. Jeigu susirinkai gerą komandą ir su jie susikalbi, tai tavo ir darbas bus lengvas. Tai vadovam gal aš palinkėčiau susirasti stiprias komandas, nebijoti jas keisti, jeigu matai, kad nepaveža. Susibūrus gerą komandą gali pats ir ramiai gyventi ir balansą kažkokį turėti gyvenime. O pardavėjam palinkėčiau, tai gal ne tiek pardavėjam, kiek visiems specialistam. Jeigu kažkokioj srityje esi ir nuolat save tobulini, skaitais, dedi pastangas ir po darbo valandų, eini į seminarus ir realiai tau patinka tas dalykas, tai tik laiko klausimas, kada tu padarysi karjerą. Bet jeigu tu metus tą patį darai, nieko į save neinvestuoji, tau neįdomu, gal ne tavo niša, tai ten ir perspektyvos atitinkamos. Sakyčiau, mylėti tą, ką darai ir tada karjera labai natūraliai atsiranda. Tau natūraliai norisi domėtis tais dalykais. Prašė to darbdavys tavęs ar ne. Okay. Ačiū labai, Arvydai, už pokalbį, už skirtą laiką. Tikiu, kad žmonės, kurie klausys šitą įrašą, kad tikrai ras įdomių minčių. Ačiū tau.